Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Cimbolai toks mielas dūšiai instrumentas, skambesys visiškai raminančiai veikia ir labai gamtos fonės gražiai skamba ir toli labai girdisi, reiškia. Kaimynai visi džiaugiasi, kada aš išsinešu sodę groti. Nu, jis man patinka tokio švelnio tono, gal tuo nepatinka, kad reikia dažnai styguoti. Šiaip tai jis malonus skamba, žmonėm patinka, dera prie kitų instrumentų, pavyzdžiui, kapeloje. Cimbolai lietuviškuose rašytiniuose šaltiniuose minimi nuo 16 amžiaus antrosios pusės. Manoma, kad Lietuvoje šį instrumentą išplatino po Europą 14 amžiuje klajoję muzikantai. Cimbolai buvo paplitę Užnemunėje, Mažojoje Lietuvoje, žinomi Žemaitijos pietuose, ypač mėgiami Suvalkijoje, Dzūkijoje, Vilniaus krašte, Rytų Aukštaitijoje ir itin prigijo Ignalinos bei Švenčionių apylinkėse. Visuose kaimuose grodavo cimbolais. Pašnekėjau su tais senaisiais, ar tai senaisiais muzikantais, ar tai reiškia su senais žmonėmis. Jis nesudėtinga pagaminti tą instrumentą, reiškia, ir kiekvienas kaimas stalius pagamindavo, reiškia. Ir kiekvienas muzikantas turėjo juos. Kiek aš atsimenu, tai kaime buvo du cimbolistai, tai Martinkėnas Julius ir Lapėnas Antanas. Aš nuo jų ir pradžią ir išmokau. Tai šokiai būdavo, vadinkim, kokinės kaime. Dažnai tik cimbolai būdavo, harmonikų trūko. Populiarus buvo instrumentas. Anksčiau vestuvės grodavom, tai cimbolai, smuikas, akordeonas. Kai atvažiavau iš Švenčionės pagal paskyrimą, tai atvažiavau kolūkį ir man sako darbuotoja, nuostabi kapela, surinksiu tau vyrukus, pristatysiu tave kaip vadovą. Ir aš kaip nustebau, tam krašte, čia buvo Šutonių krašte, aš galvojau, ten bus harmonikų, ten pilna, ten kažkas susirinko su būgneliu ir su 5 cimbolais. Nu, buvo pasaka. Ir kas buvo, kad visi cimbolai ten buvo tam krašte daryti rankų darbo. Cimbolai muzikos instrumentas, kurį dažniausiai susimeistraudavo patys muzikantai ar vietiniai meistrai. Lietuvoje nėra užfiksuota fabrikinės gamybos instrumentų. Visi cimbolai rankų darbo, todėl saviti ir originalūs. Ignalinos ir Švenčionių kraštuose gaminti ir naudoti cimbolai buvo ir yra mediniai, trapecijos formos, tuščiaviduriai. Muzikavimo cimbolais tradicija perduodama muzikantų vieni kitiems ir šeimos nariams. Repertuaro ir skambinimo technikos mokantis iš klausos. Kiekvienas cimbolininkas turi savitą atlikimo stilių. Cimbolą galiu susilyginti su smuiku. Jis nebūna tas pats. Kiekvienas instrumentas yra padarytas unikaliai ir skambesys visuomet yra visai kitoks, išduoda kitą skambesį. Kiekvienas turi savo
metodų. Dauguma tai po vieną stygą įgroja, melodijas išrenka. Aš tai groju akordais, kaip matėt, va, tai man patinka, kad deriniai visą laiką. Ir tie deriniai, kad nesipjautų jie, skambėtų, kadangi vienas stygas skamba, kita nenutyla. Tai jeigu nederinys bus, tai tada pjaunasi. Ta pati polka per skirtingus muzikantus skirtingai skamba, jūs žinot. Kitas muzikantas jau truputėlį charakterį pakeičia. Per lygius laukus, per vieškelalius, jaunas bernelis vainelėn jojo, jaunas bernelis vainelėn jojo. Oi sustok, sustok, žirgus sustabdys, savo tėveliams sudėl pasakyk, savo tėveliams sudėl pasakyk. Negaliu sustos, žirgus sustabdyk, savo tėveliams sudėl pasakyk, savo tėveliams sudėl pasakyk. Švenčionių rajone muzikavimo cimbolais tradiciją puoselėja Stanislovas Rumbutis, jo dukra Dainė Rumbutytė, Valdemaras Prunskus ir Algirdas Breidoka. O Ignalinos rajone cimbolai skambina Kazimieras Blaževičius. Šiuo instrumentu groti mokėsis iš legendinio krašto muzikanto, cimbolų karaliumi tituluoto šviesios atminties Jono Lechovicko. Čia labai jau garbė didelė, kaip sakant, mums visiems. Visi jau sako, kaip grojo jau Jonas Lechovickas, tai sako, jau nieks taip nesugros. Jis ne iš natų, dar paklausdavo, sako, jūs iš natų grojat? Ne, sako, jis iš klausos. Jis jau buvo toks žmogus, reiškiant muzikos pasidavęs. Čia maždaug prieš galbūt 40 metų į Žiemos sporto centre Ignalinoje vyko renginys ir aš pamačiau grojantį žmogų, tai buvo Jonas Lechovickas. Prie jo buvo susirinkusi minė žmonių, žiūrėjo ir taip sužavėjo jisai tas grojimas, reiškia. Aš pirmąsyk tada pamačiau cimbolą, kaip atrodo, tada mes ir susipažinom. Ir va, tai toliau prasidėjo tos kelionės pas Lechovicką. Pradėjom repetuot, grot. Lechovickas grodavo kaip solistas, reiškia. O aš grojau kaip kapeloje. Aš taip kaip Lechovickas, kaip mokytojas, dar nemoku. Dar per anksti. Dar reikia laiko šiek tiek. Dainuoja Lietuva, viskas girdima yra. Bet kokią melodiją gali pagroti. Turiu užrašęs daug su žodžiais, labai gražios senovinės melodijos. Ir mama mokėjo ir tremtinių dainas visas, ir balsą gražų turėjo. Pas mus šeimoje ir dukra groja. Čia cimbolai pas mus ant stalo gulėdavo, jinai pati pamėgino, girdžiu, gaunasi pasik, klausai jos, parodžiau ir pradėjo. Žmona groja su šaukštais, dukra su cimbolais, aš su armonika, tai šeimos kapela tada gaunasi. Cimbolai dedami ant kelių, stalo arba virvelėmis kabinami ant kaklo, žemosiomis stygomis prieš save. Garsas išgaunamas dviem mediniais, kartais minkšta oda arba veltiniu apsuktais muštukėliais užgaunant stygas. Tarp muzikantų dominuoja šakelės formos muštuvėliai, kurie ir buvo daromi iš šiek tiek išlenktos medžio šakelės. Visų dabartinių Ignalinos ir Švenčionių krašto cimbolistų muštuvėliai neturi skylučių pirštams. Plonesnės liečia stygas lengviau, ten jos kitaip skamba kiek. Storesnės muša stipriau, gali padardėti kiek. Kaip pasiseka, čia standarto nėra tokia.
Ignalinos ir Švenčionių kraštuose tradiciškai skambinamos polkų, valsų, suktinio, kitų mėgstamų liaudies šokių melodijos. Pritariama dainoms, ypač Velykų lalavimams. Cimbolais grojama ir solo, ir ansamblyje. Muzikuojama keliais būdais – išgrojant melodiją, antrinant kitam instrumentui arba skambinant pritariamąją partiją. Kai buvau kapelai, visur norėdavau traukti cimbolus. Man buvo toksai pagražinimas. Man labai patikdavo pačioj pradžioj, kad pradėtų cimbolai, po to basetlė, o paskui įsijungia visa kapela. Groja harmonika, kapela, bet jie cimbolai užpildo ten visus tarpus tokius. Nuo 2007 metų Ignalinos rajone, Palūšėje, kasmet vyksta tradicinio muzikavimo cimbolais kursai, kur įvairaus amžiaus muzikantų siekiama ne tik supažindinti su instrumentu, bet ir atskleisti skambinimo specifiką, grojimo pavieniui ir kapelose techniką. Tai, dėl ko ši tradicija vertinama ir pripažįstama kaip perteikianti vietos muzikinės kultūros savitumą.